Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockas pasirašė įstatymo projektą, kuriuo siekiama įvesti 0 procentų gyventojų pajamų mokestį tėvams auginantiems bent 2 vaikus. Pagal šį parlamentui pateiktą projektą, šeimos, kurių metinės pajamos siekia iki 140 tūkstančių zlotų, tai yra apie 33 tūkstančius eurų, būtų visiškai atleistos nuo pajamų mokesčio. Prezidento patarėjų vertinimu, tokia lengvata leistų vidutiniai šeimai per mėnesį sutaupyti apie 1000 zlotų, maždaug 235 eurus. Vengrijoje panaši šeimos politika taikoma jau daugiau nei 10 metį. Viktoro Orbano vyriausybė kasmet šeimos paramai skiria apie 5 procentus nuo bendrojo vidaus produkto. Motinos auginančios 3 ar daugiau vaikų visam gyvenimui atleistos nuo pajamų mokesčio, o nuo 26 metų lengvata apims ir 2 vaikų mamas. Tokia politika grindžiama idėja, kad valstybė turi stiprinti gimstamumą ne per imigraciją, o per vietinės šeimas. Lietuvoje naujoji Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė taip pat žada stiprinti šeimų paramos sistemą ir mažinti vaikų skurdo lygį, kurį šiuo metu siekia apie 20 procentų. Tačiau ką tik pristatytame biudžeto projekte numatoma, kad realios finansinės lengvatos šeimoms atsirastų tik nuo 2027 metų, kai būtų pradėtas taikyti papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Skaičiuojama, kad ši lengvata leistų šeimai sutaupyti iki 208 eurų ir 80 centų per metus. Tai yra maždaug 17 eurų per mėnesį.